Ar žinote, kaip vadinasi tetos, kurios visiems padeda? Aš jas vadinu fėjomis. Su viena iš jų kviečiu susipažinti. Išskirtinė Aušros istorija prasidėjo tada, kai vieniša 3 vaikų mama metė darbą finansų srityje. Nusprendė, kad visas savo jėgas verčiau aukos tiems, kam reikia pagalbos. Aušra visada mylėjo vaikus. Vaikai teikia man didesnį malonumą negu mano tas darbas, kurį dirbu nuo 8 iki 5. Kai išėjau iš komforto zonos, kai sako, išėjau iš darbo, per radiją išgirdau, kad pranešimas, kad ieško globėjų. Aušra tapo SOS vaikų kaimo profesionale globėja. Vakaruose tai įprastas globos būdas. Jo esmė labai paprasta. Galima padėti vaikui laikinai, priimant jį į savo namus. Pažeidžiamam vaikui kur kas geriau būti šeimoje, nei bet kurioje didelėje įstaigoje. Ir mums paskambino mano atveju vadovas, sako, yra kūdikis iš langelio, sako, ar galėsi paimti. Tai mes vienareikšmiai taip. Jau pirmoji mano globotinė Karinutė yra su mumis. Karina rado paliktą gyvybės langelyje, o šiandien jai net 2,5 mėnesio. 2 mėnesius, taigi kone visą Karinos gyvenimą, ją augina Aušra. Tiek draugai, tiek draugai nepažįstami skambino, kad labai graži iniciatyva, kaip išdrįsai, kaip ką ir iš vis tokios informacijos net nebuvo girdėję, kad taip galima. Sako, ir mes norėtume, bet bijom prisirišti, kaip atiduoti paskui. Prieraišumas. Jis ir vilioja, ir gąsdina. Pasak Aušros, daugelis nesiima laikinai globoti vaiko, nes esą po to, kai šis grįš į savo šeimą ar išvyks pas įvaikintojus, bus per sunku su juo atsisveikinti. Ji pati mąsto kitaip. Bijai prisirišti, tu galvoji apie save. Bet jeigu tu galvoji apie kitą, tu jam linki visko ko geriausio ir tu darai, kad kitam būtų gerai. Aš kiekvieną dieną kalbu ir sakau, kad tu sutiksi nuostabią šeimą, kad turėsi nuostabius tėvelius, tausi kaip princesė. Tikiu, kad tenai bus labai laiminga. Taip, kartais bemiegės naktis, bet ta rytinė šypsena, kai atsibunda ir akytės žyba, atperka viską. Šiuo metu Lietuvoje yra 6 profesionalūs globėjai. Žinoma, jų reikia daugiau. Bent 100. Kai sako, norėčiau visus pasimti. Nereikia visų. Po vieną, sakau, aš vieną, tu vieną, kaimynas dar turi širdies, turi kampelį lovytę namuose, tai gali paimti. Kai sako, suteikti tą šilumą, laimę, meilę, tai vaikui daug nereikia. Jam nereikia ten, kai sako, prabangių dovanų, ten dar kažko. Vaikui reikia namų. Svarbiausia – sukurti tarytum socialinį tinklą, suburti žmonės, kurie norėtų globoti vaikus. Aš esu tiesiog laikina stotelė. Suteikiu saugią aplinką, mylinčių žmonės aplinkui, kurie dievina, nešioja, kalbina. Pas mus šeimoje princesė yra. Šipsenėlė kokia, pasišypsa. Vaiką auginti, aišku, kainuoja pinigų. Profesionalūs globėjai gauna atlygį, pinigų skiriama vaiko išlaidoms. Mažai kas dabar ginčijasi dėl to, kad vaikui reikia savų namų, kurių jokia įstaiga negali atstoti. Jei ir jūs taip panašiai manote ir norite padėti, jūs žinote, ką daryti.